Sveiki visi, šiandien pakalbėkime apie auksą. Kas vyksta pasaulyje JAV, Londone, Fort Knox'e ir kodėl visi nuo Donaldo Trumpo iki centrinių bankų aktyviai domisi šiuo tauriuoju metalu. Taigi šiuo metu aukso kaina pasiekė naujas aukštumas beveik 3000 JAV dolerių už unciją. Šis augimas siejamas su investuotojų siekiu apsaugoti savo turtą nuo ekonominio nestabilumo ir infliacijos. O galbūt dar kažkas vyksta, kas nėra taip akivaizdu visiems. Taigi pakalbam apie tai. JAV aukso atsargos saugomos Fort Knox'e. Fort Knox'as, esantis Kentukyje nuo 1937 metų, saugo didžiąją dalį JAV aukso atsargų. Ši tvirtovė garsėja itin griežta apsauga ir retomis galimybėmis patekti į jos vidų. Dėl šios paslapties sklando įvairios teorijos apie tikrąjį aukso kiekį saugykloje. Neseniai prezidentas Donaldas Trumpas ir verslininkas Elonas Muskas išreiškė susirūpinimą dėl Fort Knox aukso atsargų. Trumpas pareiškė, ketinantis patikrinti, ar auksas vis dar yra vietoje. We're going to go into Fort Knox to make sure the gold is there. You know that? We're going to go into Fort Knox. Do you know about that? That was a bad bump. Are they going to eliminate more national security positions, civilians there? We'll see what happens. But one of the things we do want to look, I mean, we hope everything's fine with Fort Knox, but we're going to go to Fort Knox, the fabled Fort Knox, to make sure the gold is there. Where would the gold have gone? If the gold isn't there, we're going to be very upset. Muskas net pasiūlė surengti tiesioginę vaizdo ekskursiją po Fort Knox'ą, siekdamas užtikrinti skaidrumą ir nuraminti visuomenę. Taip pat nuo 2024 metų pabaigos pastebimas neįprastas aukso judėjimas iš Londono į JAV. JAV bankai masiškai perkelia auksą iš Anglijos banko saugyklų į Niujorką, o tai sukėlė Londono aukso atsargų sumažėjimą. Ir dabar aukso pristatymo reikia laukti net 8 savaitės, kas normaliai užtrukdavo tik 2-3 dienas. Pranešama, kad auksas gabenamas net komerciniais skrydžiais, vienu metu pervežant po 2-4 tonas. So, a lot of people say the gold's not there. And what happens when the audit shows that there is no gold there? And while that's quite the possibility, I don't think Trump likes to fail at pretty much anything, and neither does Elon. And I'm going with firsthand experience here, firsthand knowledge. They have been flying gold into the United States, out of Europe, and mainly London. I know this for a fact. On almost every flight starting before Christmas. These flights, typically a passenger flight, they'll spread the gold out, roughly 4 tons of gold. I'll let you guys do the math, roughly 32,000 ounces per pallet. They'll spread that out across the cargo. If the plane is full, as most of it was leading up to Christmas because of holiday travel, they could only get 2 tons. So if almost every single flight is that much gold coming in, and I know this firsthand from all the armed carriers. Guys, I work with these companies. I know them. In fact, one of them is going to be leasing space for me in my new facility in Wyoming, and handling gold coming in from both Europe for clients coming in and out. So I know this firsthand. So this amount of gold has been coming here. Kol kas nieks tiksliai nežino, kas perka auksą tokiais kiekiais ir nori, kad jis būtų pristatytas jiems, bet sklando kelios idėjos. Taigi pakalbam apie jas. Šis judėjimas gali būti susijęs su pasiruošimu galimam Fort Knox auditui, nes galimai Fort Knox'e nėra pakankamai aukso ir dabar JAV nori papildyti atsargas, kad jo netrūktų audito metu. Kita idėja ta, kad investuotojai nori turėti auksą savo rankose, o ne popierinį auksą, tai yra kontraktą, kuris patvirtina, kad auksas, kuris Londono saugykloje, priklauso jiems. Popierinio aukso rinka, apimanti aukso ateities sandorius ir kitus finansinius instrumentus, dažnai viršija realias fizinio aukso atsargas. Skirtumo santykis yra net 133 kontraktai vienai uncijai aukso. Kadangi yra daug daugiau aukso kontraktų nei fizinio aukso,
Problemos prasideda tada, kai keletas investuotojų paprašo jiems priklausančio aukso pristatymo. O tai paprasčiausiai padaryti neįmanoma, nes juk 133 investuotojams priklauso ta pati moneta. Ši sistema labai panaši kaip ir dalinio banko rezervai. Problema nėra didelė, jei aukso pristatymo paprašo pavyzdžiui 5 investuotojai. Saugykla gali tiesiog pasiskolinti auksą iš kitur už nedidelį mokestį ir gražinti auksą investuotojams. Bet problema pasidaro didelė, kai dauguma investuotojų paprašo, kad auksas būtų jiems pristatytas. Kadangi, kaip suprantam, aukso pakankamai nėra ir taip atsiranda trūkumas. Ką mes ir matom, pristatymai vėluoja, o kai pristatymai pradeda vėluoti, kiti investuotojai atkreipia į tai dėmesį ir pradeda nerimauti dėl savo aukso. Ir dar daugiau žmonių nori atgauti auksą. Tai sukelia grandininę reakciją. Labai panašu, kad tai ir vyksta, nes pristatymai vėluoja, o aukso kaina fiksuoja naujus rekordus. Yra ir dar vienas didelis taisyklių pakeitimas susijęs su auksu, tai Basel III. Kodėl tai svarbu aukso rinkai? Na, iki Basel III įsigaliojimo auksas banko apskaitoje buvo laikomas 3 lygio turtu, reiškiančiu, kad jis buvo laikomas rizikingu ir ne visa jo vertė buvo galima pripažinti apskaičiuojant banko kapitalą. Tačiau pagal Basel III taisyklės auksas nuo 2023 metų tapo 1 lygio rezerviniu turtu. Tai reiškia, kad jis dabar prilyginamas gryniesiams pinigams ir valstybės obligacijoms. Šis pokytis didina aukso paklausą. Centriniai bankai ir komerciniai bankai skuba įsigyti daugiau aukso, nes jis tampa patikimu rezervu. Tai suteikia auksai didesnį vaidmenį finansų sistemoje. Dabar tai jau nebe kažkoks senovinis aktyvas, o svarbus finansinis saugumo garantas. Taip pat šios naujos taisyklės silpnina popierinio aukso rinką. Bankai vis dažniau renkasi laikyti fizinį auksą, o ne popierinius aukso sertifikatus. O kaip tai keičia pasaulinę finansų sistemą? Na, šis pokytis gali reikšti, kad auksas artėja prie realios pinigų sistemos pagrindo, ypač jei pasaulinė skola ir valiutų infliacija augs, kadangi daugelis centrinių bankų, pavyzdžiui, tokių kaip Lenkija, Turkija, BRIC šalis, sparčiai didina savo aukso atsargas. Centriniai bankai įsigijo daugiau nei 1000 tonų aukso 2024 metais ir tai buvo 3 metai iš eilės, kai jie pasiekė tokias pirkimo apimtis. Be to, matome, kad šią savaitę aukso ETF-ai taip pat fiksuoja rekordinės įplaukas. Kai kurie analitikai teigia, kad pasaulinė finansų sistema gali artėti prie naujo aukso standarto ar dalinio aukso rezervo sistemos. Basel III gali būti signalas, kad pasaulinės bankininkystės institucijos ruošiasi galimai finansiniai kriziai. Auksas tradiciškai laikomas saugiu prieglobsčiu ekonominių sukrėtimų metu. Todėl jo kaupimas gali būti strateginis žingsnis siekiant apsaugoti nacionalinės ekonomikas ir tai signalas mums, kad kažkas didelio gali vykti netolimoje ateityje. Taip pat yra kalbų apie aukso kainos pakeitimą. JAV aukso atsargos siekia 8133 tonas, kurių bendra vertė pagal dabartinę rinkos kainą yra apie 760 milijardų dolerių. Tačiau oficialiuose JAV finansinėse ataskaitose šis auksas vis dar vertinamas pagal 1973 metų nustatytą kainą, tai yra $42 už unciją. Todėl bendra vertė siekia tik apie 11 milijardų dolerių. Šis didžiulis skirtumas kelia klausimų dėl realios aukso vertės atspindėjimo šalies balanse. Finansų ekspertas Jimas Rickardsas prognozuoja, kad aukso kaina gali pakilti net iki $27 000 už unciją, jei būtų grįžta prie aukso standarto arba pervertintas esamas aukso rezervas. Ši prognozė grindžiama mintimi, kad norint padengti esamą pinigų pasiūlą auksu, reikėtų žymiai didesnės aukso kainos. Apie aukso standartą kalba ir BRIC šalis – Brazilija, Rusija, Indija, Kinija ir Pietų Afrika.
Jos svarsto galimybę sukurti naują valiutą, galbūt net paremtą auksu, siekdamos sumažinti priklausomybę nuo JAV dolerio. Jei tokia valiuta būtų įvesta, tai galėtų pakeisti pasaulio ekonomikos pusiausvyrą, sustiprindama aukso vaidmenį tarptautinėje prekyboje ir finansuose. Matome, kad šiuo metu vyksta daug reikšmingų pokyčių susijusių su auksu, apie kuriuos daugelis žmonių nieko nežino. Tikiuosi, kad šis epizodas bent jau paskatins jūs į tai atkreipti dėmesį. Be to, auksas tūkstančius metų buvo finansų sistemos dalis. Ir istorija rodo, kad krizės metu žmonės dažnai grįžta prie jo kaip stabilaus turto. Ar šiuo metu istorija kartojasi? Na, laikas tik parodys. O šiandien viskas. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite prenumeruoti kanalo, spauskite nykštį ir iki kito karto.